Labutis. Taigi, žiūrėsim, kas paslėpta nuo tavęs. Kas nuo tavęs paslėpta? Kokia svarbi informacija? Taip. Kažkas nenori rodyti, ne? Bet mes rasim. Viską mes rasim tuoj. Nu, vat. Oba. Tak. Dabar taip, nuo tavęs paslėpta viskas. Viską, ko tu nematai. Štai parodau. Taip, aš ieškojau štai šitos kortos. Kuom jinai yra apsupta. Prieš ją ir po jos kokios yra kortos. Ane? Taip mes pamatysim tavo visumą, ane? Kas yra užslėpta. Taigi žiūrėk. Tavo aplinkui yra vyras. Jis tau yra siūstas, ane, iš viršaus. Jis tau, priklauso, tarkim, taip. Galbūt jūs susituokę netgi esate, taip. Taip, iš karto po jo eina velnias. Galbūt pas jūs yra didelis prisirišimas, aistra ir viskas yra gerai. Bet realiai yra kažkas negerai, nes labai daug yra jėgų aplink. Ir dar prie viso šito prisijungia jėga. Dabar kažkam yra labai aktualu pasitikrinti, ar nėra negatyvo, todėl kad jo čia yra, nors apsauga galimai yra, taip, galimai yra, bet negatyvo čia santykiuose sočiai. Iš kur jis eina, dabar net neaišku, todėl kad čia reikia daryti diagnostiką. Todėl kaip ir bandoma išlyginti šitą situaciją, ne, kad nebūtų to lygi, yra kiek įmanoma lyginama, galbūt kažkas darosi valymus, ne, energetinius kažkokius, todėl kad jeigu žiūrėti iš kitos pusės, kad santykiam nori kažkas pakenkti, galbūt įsiterpia kita moteris į santykius. Taip irgi gali būti, kad kažkokia tai duoda poveikį, galbūt kažkam, pavyzdžiui, Anita trukdo, ne? Pavyzdžiui, daug kalba, daug apšneka, prišneka, galbūt kažkokia kaimynė įsimaišo, ne? Žodžiu, kažkas iš nemalonios pusės nori pakenkti. Ir tai daro didelį įtaką santykiam. Jeigu sugebat kažkaip savarankiškai susitvarkyti, ane, ir išlyginti situaciją, tada super, tada gerai. Bet kitų atveju saugokitės žmonių, kurie jums atrodo gražus, mėly ir daug nori bendrauti, ane, iš tikrųjų jie turi kažką paslėpto savyje, labai didelį pavydą turi, ane, jūsų šeimininiam tokiam balansiniam gyvenimui, ane, dar žiūrėkit, kad nepradėtų nutekinti energijos piniginės. Taip, kad nebūtų taip, kad atėjo kažkokia tai draugė pažįstama ir po to prasidėjo kažkoks tai nutekėjimas, nėra pinigų, nėra finansų, viskas tik iš namų, o ne į namus, ane, irgi tai yra galima. Kągi, kam reikia pagalbos ir asmeninės analizės, visada priimsiu, nes čia kažkam tikrai jinai bus reikalinga, tikėkime, mane ras tas, kam jinai yra reikalinga. Na kągi, sėkmės jums.